Garbėsiu Kristui. Esu Nijolė, atvažiavau iš Gargždų. Esu Medžiagorijai. Buvau tylos ir pasninko rekolekcijos. Tikėjimo kelioniai keliauju 15 metų. Ir atvažiavau čia su tokiais 2 klausimais, kuriuose buvau užstrigusi. Visų pirma, nešiau didelę naštą, kurios jau negalėjau panešti ir kurią nešiau daug metų. Ir kitas dalykas, dėl ko atvažiavau, buvo, kad buvau užstrigusi tikėjime. Tikėjimo kelioniai su viešpačiu. Jaučiausi neturinti džiaugsmo, neturinti Dievo artumo, tikėjimo kelioniai keliaujanti iš savo pastangos ir neturinti džiaugsmo viešpatyje, bet labai trokštanti. Viešpats, ačiū Dievui, kad įdėjo jo troškulį, jo ilgesį, didžiulį, nes jeigu tas ilgesys galbūt nublokštų atgal. Tai va, tas ilgesys jo atvedė čia ir keliaujant per rekolekcijas, pirmiausia, lipant į Mergelės Marijos apsireiškimo kalną, turėjau intenciją, kad noriu Mariją tau atnešti tą savo naštą ir atiduoti. Ir ėjau su ryžtu, su malda, su aiškiu atpažinimu, ką turiu atnešti. Ir palikusi tą naštą Mergelė Marija per maldą, nuėjau prie kryžiaus ir paprašiau Jėzau, šita našta dabar atiduota tavo motinai, dabar ta vieta tuščia. Ateik, sugydyk, išminkštink tą vietą ir užpildyk tuom, kas galbūt negalėjo ateiti ir šitą naštą. Ir toliau keliaujant į tylos ir pasninko rekolekcijas, viešpats pradėjo vesti ir rodyti, kaip jisai nori pas mane ateiti. Visų pirma, pradėjo kalbėti per Dievo žodį, per žodžius, pasilik mano meilėje. Pirmieji žodžiai, kaip tėvas jūs mylėjo ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje. Iš pradžių tie žodžiai nieko nekalbėjo, o po to atsiskleidė, kad viešpats mane kviečia sustoti ir pasilikti. Ir rodo, kur aš esu, kur aš bėgioju, kur aš jo ieškau, kur aš šaukiuosi, kur aš šūkauju. Ir kaip aš neatsisėdu, nenurimstu ir nepalaukiu, kol jis ateis. Jisai kantrus, jisai nesiveja, jisai kažkur šalia, bet laukia, kol aš nurimsiu. Kitas vaizdinys kaip ta avelė, visa dygliuota, visa kibiu prikibusi. Ir viešpats ją sugavo, bet jinai visa nori bėgti, jinai neatpažįsta savo gelbėtoją. Ir per tuos žodžius toliau viešpats vedė, per kitus šventojo rašto žodžius, kad jeigu kuriuos sakė Petrui, kai norėjo nuplaukti jam kojas, kad jei nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Ir suprantu, kad viešpats nori mane nori apvalyti. Bet aš turiu ateiti, nurimti, pasitikėti ir leisti jam būti, kad čia jis visą daro, ne aš darau. Ką aš turiu daryti, tai ateiti pas jį. Daug metų to troškau. Bet, kaip sako, visam savas laikas, tikriausiai turim prakeliauti tą kelionę ir priimti save kiekvienas tokį, koks esam, viešpats rodo. Ir kad aš atpažinau save kaip Petrą, kuris šalia Jėzaus, kaip ir tie mokiniai, ir atpažinau save kaip tą mokinę, kuri būdama šalia Jėzaus, jį ir mato, bet neatpažįsta ir nesupranta, ką jisai nori man pasakyti, nes Jėzus ir sakė,
kai aš atsiųsiu jums globėją, jinai jums primins, ką aš jums kalbėjau. Aš visą Jėzau buvau girdėjus, visus tavo žodžius, bet kol tu neteini kaip šventoji dvasia, man neatsiveria, neatsiskleidžia tie žodžiai. Ir tada aš tavęs trokšdama, aš puldinėju, aš ieškau, aš šaukiuosi tavęs, aš ilgiuosi tavęs, bet neteinu ir neleidžiu tau prisiliesti iš tikrųjų prie manęs. Tai jaučiuosi čia atvykus į Marijos mokyklą ir jaučiuosi taip, kad Viešpats sudėjo programą, sudėjo į širdį, kaip turėčiau ateinančius metus keliauti, nes pakvietė metus paaukoti mergelei Marijai jos intencijomis, paaukoti, kam galėtume pasiryžti, kokiem darbam dėl pasaulio išgelbėjimo, melsdamiesi mergelės Marijos intencijomis. Ir tą, ką sudėjo mano širdį, aš noriu tuo gyventi, noriu Jėzų iš tikrųjų pastatyti į centrą savo gyvenimo, kad aplink jį suktųsi mano gyvenimas, o ne Jėzus kažkaip šalia vis manęs. Tai trokštu tuo gyventi, prašau mergelės Marijos užtarimo, Jėzaus artumo ir tuos metus noriu keliauti ir po metų trokštu čia sugrįžti į Marijos mokyklą ir kaip tuos mokinius, kaip Jėzus vedė ir save atpažinau ir kaip tą Petrą ir kaip vieną iš mokinių, tai visada šaukdavau šventosios dvasios, šventoji dvasia, ateik, pakrikštyk mane, atgaivink mane, aš trokštu. Tai ir toks būdavo, kad kodėl kitiems žmonėms yra, kas su manim negerai. Bet dabar suvokimas, kad su manim viskas yra gerai, man reikia save priimti ir išlaukti, būti kantriai, nemiegoti, turėti atviras akis, atvirą širdį, bet pasitikėti, kad va toks planas Viešpaties mano gyvenime, va toks, su meile apkabinti ir išlaukti. Tikiu Viešpatie, kad išlies ir tą šventąją dvasią kaip tie mokiniam. Šventai tikiu, patikėjau šitose rekolekcijose. Ačiū, būkit palaiminti, atvažiuoti čia. Jėzus yra čia ir mergelė Marija čia. Ačiū labai.